Labas, čia Mantas iš Matiekos vėl. Toliau tęsiu uždavinių sprendimą iš pavyzdinės egzaminų užduoties. Tada sekantis 23 uždavinys su aibėmis ir jų poibiais. Tai dabar pasižiūriu, kokios tos aibės, aišku, žymėjimas, kad A yra B poibis arba A yra poibis nuo aibės B. Arba tiesiog A priklauso aibei B. Taip, tai tada pasižiūriu realiųjų skaičių aibę, tai nuo minus begalybės iki plius begalybės. Čia tiesiog susižymėsiu, kam lygios aibės, tai nuo minus begalybės iki plius begalybės. Vienženklių natūraliųjų skaičių aibė, tai 1, 2, 3 ir taip toliau iki 9. Lygties sprendinių, tai dabar jeigu išspręs tokią lygtį, tai keli šaknį į kitą pusę dalinį iš 2, tai tiesiog šaknis iš 2 padalinta iš 2, vienintelis elementas, ir pirminių lyginių skaičių aibė, tai yra tik vienas toksai skaičius, tai vieną elementą turės. Tai dabar tada susižymiu, ar A yra poibis B. Tai ne, yra atvirkščiai, tai pirmas netinka, atvirkščiai yra B poibis, kai tai vienženklių natūralių skaičių aibė yra poibis realiųjų, tai šitas tiks tada. D yra virš A, tai yra B. A nėra poibis D. Atvirkščiai taip, atvirkščiai būtų, bet A nėra poibis. C yra poibis, bet kur tas C? Nėra poibis, kadangi šaknis nepriklauso natūraliems skaičiams, tai aišku lieka paskutinis D ir sustikrinsim, ar D yra poibis B, taip yra, nes dvejetas priklauso aibei B. Tai tiek, tai dabar tada susižymiu, kurie tinka, tai tiks antras atsakymas ir ketvirtas atsakymas. Kitus uždavinius galite surasti komentare, nuoroda bus nurodyta į komentarą, ir gero laiko.